Žibintai. Jonvabaliai gyveno mažame, apvaliame namelyje, kuris kabojo ant medžio šakos kalvos viršūnėje. Vieną vasaros rytą jie pabudę pajuto, kad vėjas blaško jų namelį pirmyn ir atgal kaip didžiulę švytuoklę. Siaučia audra ir vėjas krato namelį. Įsigandęs tarė vienas jonvabalis. Turime tai sustabdyti, kitaip gali lūžti šaka, suriko antras jonvabalis, bet buvo per vėlu. Virvė nutrūko ir namelis pradėjo kristi. Rėkė jonvabaliai ir kuo skubiau išskrido pro langą. Niekas nenukentėjo, bet namelis buvo sugriautas. Miško draugai susirinko pažiūrėti, kas čia per triukšmas. Mūsų namelis sudužo, sušuko mažiausias jonvabalis ir įsikniaubė į Dolę. Mes pastatysime jums naują, pasiūlė Baltazaras. Blogiausia tai, kad sudužo ir mūsų žibintai, tarė jonvabalių vadas. Mes kaip nors juos suklijuosim, ramino Beris. Ne, Beri, jų negalima suklijuoti, teks eiti pas jonvabalių išminčių. Tik jis gali mums duoti naujus žibintus, pasakė jonvabalis. Kada išvykstam, paklausė kiti. Dabar pat. Ir jonvabaliai išskrido. Geros kelionės, šaukė jiems Beris ir Dolė. Jie skrido 3 ilgas dienas. Pirmą naktį praleido po grybo kepurę. Antrą naktį įsitaisė oloje. O trečią dieną jie pasiekė jonvabalių išminčiaus namus. Senojo jonvabalio namas atrodė visai kaip jonvabalių žibintas, tik buvo daug didesnis. Išminčius atidarė duris. Jam buvo sunku judėti su sidabriniais sparnais, nuleistais ant išlinkusios nugaros. Jis nešiojo aukštą gobtuvą, o jo barzda siekė žemę. Jis atrodė visai kaip burtininkas. Užeikite, pratarė jis. Jonvabaliai jam papasakojo, kad jų namelis nukrito ant žemės, o visi žibintai sudužo. Štai kas nutiko, tik tu gali padėti. Gerai, aš jums padėsiu. Duosiu naujus žibintus, bet jūs turite gerai juos saugoti. Jūs vieninteliai šiame miške galite įžiebti šviesą tamsoje. Jis atsargiai nukėlė žibintus ir išdalino juos jonvabaliams. Tvirtai juos laikykit, tarė jis mostelėjo lazdele ir žibintai stebuklingai sužibo. Kokie jie gražūs. Ačiū. Pažadame labai saugoti naujus žibintus, pažadėjo jonvabaliai ir išskrido namo. O kur mes gyvensime grįžę namo? Neramiai klausinėjo jie vienas kito. Bet ilgai nerimauti jiems neteko. Ei, skriskite čionai, štai jūsų naujas namelis, šaukė Beris, Dolė, Baltazaras, Flaterė, Stenlis ir kiti miško draugai. Mes pastatėme namelį šio medžio drevėje, pasakė Beris. Dar padarėme langus ir duris, tęsė Flaterė. Dabar jūsų namelis tikrai nenukris, išdidžiai užtikrino Baltazaras. Ačiū, sušuko jonvabaliai ir pavargę nuėjo miegoti. Jie atsigulė į 15 lovų ir iškart užmigo. Fėjų kortelės. Drugelė Flaterė mėgo vieną kortelių žaidimą. Ten buvo 16 kortelių, kuriuose nupieštos fėjos su geltona, mėlyna, rožinė, žalia, oranžinė, raudona
purpurine ir žydra suknelėmis. Nebuvo dviejų vienodų kortelių. Mergaitės nuolat žaisdavo su tais fėjų paveikslėliais. Bet elneragis Stenlis sumanė iškrėsti piktą pokštą. Galėčiau išpaišyti visas korteles, pagalvojo jis, bet neišdrįso to padaryti. Todėl bandė įkalbėti Baltazarą, kad šis sugadintų dailiąsias korteles. Baltazarai, ar nebūtų juokinga, jei išpaišytume visas Flaterės korteles? Kvailas kamanius klastingai prunkštelėjo ir pradėjo paišyti ant kortelių su žaliu flomasteriu. Jis nupiešė ūsus, velnio ragus, šakes ir uodegą ant dailiųjų fėjų kortelių. Drugelė pamatė savo korteles tą popietę ir suklykė iš siaubo. Kas nutiko mano gražiosioms kortelėms? Paklausė jį išsigandusi. Paskui Flaterė apsipylė ašaromis. Koks siaubingas dalykas, kas galėjo tai pasielgti? Tarė apstulbusi Dolė. Žinau, kieno tai darbas, tik Baltazaras turi žalią flomasterį, piktai pasakė Zefira. Ir dar mačiau žalią žymę ant jo rankos. Tai tavo darbas? Rūsčiai paklausė Beris. Viskas buvo ne taip. Tai kaip tada buvo? Stenlis kaltas, tai buvo jo sumanymas. Bet ne aš išpaišiau visas korteles. Flaterė kūkčiojo, o voveriukas Redžis guosdamas ją apkabino. Kaltas ir tas, kuris sugalvojo, ir tas, kuris tai padarė, tvirtai pareiškė Redžis. Jūs abu kalti. Tai buvo tikrai kvailas pokštas, berniukai. O jei mes pradurtume jūsų kamuolį? Paklausė Zefira. Ar labai tada nusimintumėt? Tu teisi, pripažino Stenlis. Flaterė, mes paimsime tavo korteles ir pasistengsime jas nuvalyti. Gerai? Gerai, šnirkštelėjo drugelė. Stenlis ir Baltazaras nuskubėjo namo ir ėmėsi darbo, bandydami nuvalyti korteles, kurias išpaišė. Bet juo daugiau jie stengėsi, tuo labiau jas gadino. Trintukas pratrynė skylę popieriuje ir iš kortelių beveik nieko neliko. Beri, padėk, mes negalim nuvalyti terlionių, o trindami pratrynėme skyles. Todėl, kad negalima nutrinti flomasterio dažų. Paprašykime Dolės pagalbos. Dolė, padėk, mes negalime išvalyti kortelių. Aš jums nepadėsiu. Patys prisivirėt košės, patys ir sėpkit. Nebūk tokia kieta širdė, prašau padėk, nes Stenlis ir Baltazaras tikrai nori ištaisyti savo klaidą. Gerai, užeikit. 3 berniukai susėdo prie stalo. Neįmanoma nieko padaryti. Vaikinai nunarino galvas. Reikia sugalvoti ką nors kito. Aš turiu vieną sumanymą. Padarykim naujas korteles. Dolė padėjo ant stalo balto popieriaus lapus ir flomasterių dėžutę. Berniukai iškirpo korteles, o Dolė bandė nukopijuoti fėjų paveikslėlius. Paskui Baltazaras ir Stenlis rūpestingai nuspalvino piešinius. Visos 8 fėjos netrukus buvo baigtos ir aišku, visų jų buvo po 2. Kaip tu gražiai pieši, Dolė? Atiduokite jas Flateriai ir atsiprašykit. Flaterė, žiūrėk, mes tau padarėme naujas korteles. Dolė nupiešė, o mes nuspalvinom. Prašau, vėl būkime draugai. Flaterė paėmė korteles ir jos veidą nušvietė šypseną. Ačiū, pasakė ji ir pakvietė berniukus vidun. Netrukus atėjo Beris, Dolė ir Zefira. Visi kartu žaidė iki vėlumos su naujomis kortelėmis. Ir jie vėl buvo geriausi draugai. Saulėgrąžos. Beris ir Dolita pavasarį sodino saulėgrąžų sėklas į žemę. Laistė jas tol, kol pradėjo kaltis ūgliai. Ūgliai pavirto mažais augalais, o šie pavirto dideliais augalais. Tada pasirodė pumpurai, kurie vasarą pražydo dailiais geltonais žiedais. Valio! Džiaugėsi draugai pamatę geltonas gėles. Beris pastebėjo, kad ryte gėlės atsisuka į vieną pusę, o vakare į kitą. Žiūrėk, Dolita, jos sukioja galvas. Todėl, kad šios gėlės visada atsisuka į saulę, todėl jos ir vadinamos saulėgrąžomis.
Kai saulė nusileido, saulėgrąžos nuleido galvas ir užmigo. Visi miško draugai kitą rytą pabudo nuo baisaus riksmo. O varge, kas nutiko? Mūsų gražiosios saulėgrąžos, verkė Dolita. Kas galėjo padaryti tokį siaubingą dalyką? Raudojo Beris. Kažkas apgraužė mūsų saulėgrąžų stiebus. Matilda nuplovė jų žaizdas ryto rasa, o Dolita jas aprišo švelniais žolių stiebeliais. Saulėgrąžos iš lėto vėl pradėjo šypsotis. Visi draugai susibūrė Baltazaro namuose ir sprendė, ką daryti. Ką dabar darysim? Kūkčiojo Beris. Kažkas turi budėti per naktį. Aš būsiu pirmoji, ryžtingai tarė Dolita. Boružėlė tyliai pasislėpė už krūmų ir atidžiai stebėjo saulėgrąžas. Laukti reikėjo neilgai. Netrukus pasirodė žiurkėnas ir pradėjo graužti saulėgrąžų stiebus. Dolita iššoko iš slėptuvės ir suriko. Štiš! Tai išgąsdino žiurkėną ir jis pabėgo. Ta naktį jis atgal nebegrįžo. Kitą naktį saulėgrąžą saugojo Matilda, paskui Baltazaras, o paskui Saulius. Netrukus atėjo Berio eilė. Mažasis Raigius tyliai slėpėsi už krūmų ir laukė. Jis laukė ir laukė, kol galiausiai užmigo. Jo nepažadino net saulėgrąžų stiebų graužimo garsas. O varge, turbūt užmigau. Aš neapsaugojau saulėgrąžų. Kūkčiojo Beris ryte pamatęs liūdnai nulinkusias saulėgrąžas. Beris užmigo. Jis miegojo, kol žiurkėnas vėl apgraužė stiebus. Kodėl jūs visi tokie liūdni? Paklausė daktaras Pelėda. Dolita jam pasakė, kas nutiko saulėgrąžoms. Manau, jums reikėtų pasikalbėti su žiurkėnu. Paprašykite jo nebegraužti stiebų, pasiūlė daktaras Pelėda. Štai jis miega krūmuose, sušnabždėjo Beris. Triukšmas pažadino miegantį žiurkėną. Jis atrodė išsigandęs, o draugai buvo išsigandę žiurkėno. Nereikia mūsų bijoti. Mes tik norime paprašyti tavęs, kad nebegraužtų mūsų saulėgrąžų. Bet ką aš tuomet valgysiu? Paklausė žiurkėnas. Mes tau atnešim daug obuolių ir morkų. Kur tu gyveni? Paklausė Raigius. Aš neturiu savo namų, liūdnai atsakė žiurkėnas. Tu neturi namų? Nustebęs pakartojo Baltazaras. Tuomet mes tau pastatysim namą. Dolita atnešė obuolių, Beris atnešė sėklų, Matilda atnešė razinų, Baltazaras atnešė kiaulpienės lapų, o Saulius atnešė morkų. Mano naujasis namas šaunus, pasakė žiurkėnas su plačia šypsena. Labai jums ačiū už šiuos skanėstus. Žiurkėnas daugiau niekada nebegraužė saulėgrąžų stiebų ir jos linksmai šypsojosi Beriui su Dolita ir jų draugams visą likusį. Geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį. Jis susirado kastuvą ir grėblį, o galvą apsirišo raudonas skareles su juodais taškučiais. Vos išėjus į lauką išgirdo kažką dejuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo, tau lūžo sparnas, sušuko boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį. Aš rimtai susižeidžiau, pasiskundė kanarėlė. Tuo metu prie jų priėjo Raigius Beris ir elneragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita elneragiui. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Panašu į labai sunkų lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lėtai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną.
Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyvena boružėlė. Rimtai? Ar ji raudona su juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusi paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Ji vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su ja susipažinsi. Kokia puikia mintis. Ar Beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems. Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos kanarėlės. Jis džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje. Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą. Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykitės, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beris su Dolita nulipo žemyn. Nepagausit, sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti. Aš vardu Kotryna, o tu? Tai tu, Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi. Mano vardas Dolita ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusseserę boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodus taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beris su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiuožyklą. Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiuožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliuožė spiralinę čiuožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu, ateikit, praskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilnas žvaigždžių. Friends. Geriausi draugai. Buvo graži saulėta diena ir boružėlė Dolita dairėsi pro langą. Einu papusryčiauti, pagalvojo ji, o paskui eisiu pasivaikščioti po pievą. Ji nusprendė pasiimti karutį. Galbūt rasiu įdomių daiktų ir galėsiu juos parsivežti savo karutyje, pasakė ji sau. Dievulėliau, tarė Dolita. Kokia daili raudona vyšnia. Man pietums bus pats tas. Ji bandė įkelti vyšnę į savo karutį, bet ji buvo per sunki. Per sunki mažai boružėliai. Staiga pasirodė sraigius Beris. Ko liūdi, boružėlė? Paklausė Beris. Negaliu įkelti šios vyšnios į savo karutį, atsakė Dolita. Neverk, aš tau padėsiu, tarė šypsodamasis Beris. Ir dviems jiems buvo kur kas lengviau įkelti vyšnę.
Dolita patraukė namo su sultinga vyšne. Dabar jau Beris nuliūdo. Ar nenori pasidalinti su manimi? Pasakė Sraigius ir trinktelėjo maža kojelę. Aš tau padėjau. Bet aš pirmoji ją radau, atšovė Dolita. Nieko tau neduosiu, ji mano. Beris buvo labai nuliūdęs. Ir jiedu pradėjo ginčytis dėl vyšnios. Ji mano, šaukė Dolita. Taip neteisinga, šaukė ir Beris. Jis stumdė ir traukė vyšnę, kol jį perskilo per pus. Beris su Dolita nukrito ant žemės. Jie labai nustebo, kai žalias kirmėliukas išliaužė iš vyšnios. Ką padarėte mano vyšniai? Sumurmėjo jis. Ta vyšnė buvo mano namai. Oi, tik nereikia liūdėti, tarė kirmėliukas. Žinau, kur galim rasti kur kas daugiau. Galėsite valgyti vyšnes, kol aš ieškosiu savo naujo namo. Dolita įkėlė kirmėliuką į savo karutį ir visi jie patraukė ieškoti vyšnios medžio. Kai jį rado, pamatė, kad žemė aplink vyšnios medį buvo padengta sultingomis, raudonomis uogomis. Beris ir Dolita net pašoko iš džiaugsmo. Kirmėliukas netrukus užmigo, Beris su Dolita gardžiavosi šviežiomis uogomis ir laikas prabėgo nepastebimai. Buvo jau vėlu, todėl jie nusprendė keliauti namo, bet šį kartą su vyšniomis. Viena Dolitai ir viena Beriui. Saulė jau leidosi, kai jie pasiekė Berio namus. Jie išėmė Berio vyšnę iš karučio ir atsisveikino. Beris įėjo vidun ir pamojavo Dolitai pro langą. Beris greit užmigo po tokios smagios dienos. Mažasis Sraigius sapnavo, kaip žaidžia prie vyšnios medžio su Dolita ir valgo iki soties. Dolita grįžusi namo nuėjo tiesiai į lovą. Nuo tos dienos Beris ir Dolita buvo geriausi draugai.